again. Come on, baby, move yourself. Rubrika Auksinis mikrofonas. Sveiki, Radio FM99 klausytojai, su jumis Balys ir kągi, atėjo ta akimirka, kada mes esame auksinio mikrofono finale. Pristatau šio finalo dalyvius Auksė ir Andrius. Auksė, pirmas klausimas. Ar tikėjaisi patekti į finalą? Tiesą sakant, nesitikėjau. Tiesiog grojau ir tiek, nes man tai patenka. Ką tik nuvilnijo per visą Europą įspūdingas Eurovizijos renginys. Kas tau patiko? Jeigu atvirai, tai nežiūrėjau Eurovizijos. Kažkaip nesidomėjau šiais metais apskritai Euroviziją. O kaip tau, Andriau? Aš atvirkščiai negu Auksė šiais metais kaip tik domėjausi. Man labiausiai patiko Izraelio vokalistė ir Latvijos vyrukai. Galima susidaryti iš Andriaus nuomonės apie šios atlikėjus ir jo kūrimos muzikos stilių. Andriau, gal apie savo stilių plačiau? Mano stilius yra ne vienalytis. Jame susipina tiek latina, tiek techno, tiek trans muzika. Aišku, galima atrasti ir popso elementų. Iš karto pasakau, kad jūs galite balsuoti tik už kitą, tik už antrą atlikėją. Jeigu norite savo balsą atiduoti už Auksę, rašykite SMS žinutę į FM99, padarykite tarpelį nuo tada jos vardą. O jeigu norite balsuoti už Andrių, rašykite taip pat FM99 tarpas ir jo vardas. Pranešimus siųskite numeriu 1311 irgi šiandien paaiškės nugalėtojas. O dabar Auksė, pristatyk savo kūrinį. Grosiu grupės Rebel Heart visiems gerai žinoma daina Ilgas kelias. Ir noriu ją paskirti dviem žmonėm. Savo draugiai Laimai ir kitam draugui Žilvinui. Ilgas kelias, tarp trumpų naktų, ilgas kelias, bet man vėl neramu, dvelkia naktys, virpančių šalčių, aš norėčiau priglust prie tavųjų pečių, aš miegočiau tavo glėbyje ir sapnuočiau mūdų danguje, bet keliauju aš kažkur toli, kur dingai miela, šiam ilgam kely su tavim kartu, prie tavęs prisiglausti. Man labai sunku, kur tu pradingai. Tingios naktys, žvaigždės danguje, pasilgau būt tavo glėbyje, keistos mintys sukasi ratum, bet kelias pasibaigs ir mudu būsim kartu, su tavim kartu, prie tavęs prisiglausti. Man labai sunku, kur tu pradingai. Move yourself. Rubrika Auksinis mikrofonas. Bravo, Auksė, sveikinu tave ir tikiuosi klausytojai tavo dainavimą įvertins. Na, o Andriau, aš norėčiau paklausti, ar tavo kūriniai yra originalūs ir autentiški, ar jie yra daugiau sudaryti iš perdirbtų melodijų, kurios jau yra sukurtos? Iš esmės jie yra autentiški, bet yra kai kurie kūriniai, kurių aš melodiją paėmiau ir perkuriu. Auksė, gal galėtai dabar pasakyti būtent, kodėlgi klausytojai turėtų balsuoti už tave, kad tu taptai populiariausia? Todėl, kad aš grojau ilgą kelią. O ilgas kelias, tai čia tokia sena daina ir tokia populiari ir tokia gera daina. O štai beje, kodėl tu pergroji kitų atlikėjų kūrinius, tai yra padarai iš jų savo coverius ir nekuri savos kūrybos?
O todėl, kad man patinka groti kitų kūrinius, dėl to, kad pati aš nekuriu, nes manau, kad nepakankamai gerai kuriu muziką. Buvau pradėjus rašyti šiek tiek, bet man kažkaip nesisekė. Andriau, dabar tavo eilė agituoti už save. Balsuokite už mane, tie, kuriems patinka elektroninė muzika. Na, o dabar, Andriau, apie savo kūrinį. Mano kūrinys vadinasi Viva la vida. Jį girdėjote antroje kovoje, bet šį kartą aš jį perdirbau ir jis dar labiau yra vasariškesnis ir linksmesnis. Paklausykime. Come on, baby, move yourself. Rubrika Auksinis mikrofonas. Ven aquí, morena. Vive la vida, mueve el cuerpo al compás. Vive la vida, mueve el cuerpo al compás. Vive la vida, mueve el cuerpo al compás. Que se pasa el tiempo poco a poco ya se vive la vida, mueve el cuerpo al compás. Que se pasa el tiempo poco a poco ya se vive la vida, mueve el cuerpo al compás. Que se pasa el tiempo poco a poco ya se va. Ven aquí, morena. Vive la vida, mueve el cuerpo al compás. Que se pasa el tiempo poco a poco ya se vive la vida, mueve el cuerpo al compás. Que se pasa el tiempo poco a poco ya se vive la vida, mueve el cuerpo al compás. Que se pasa el tiempo poco a poco ya se va. Esta noche yo vivo por ti. Come on, baby, move yourself. Rubrika Auksinis mikrofonas.
Grįžtame tiesioginį eterį, na ir dabar dar kartą primenu, kad jūs galite balsuoti už šios dienos finalistus. Visų pirma, tai už auksiją rašykite SMS žinutę į FM99, padarykite tarpelį, o paskui parašykite ir jos vardą. Jeigu norite balsuoti už Andrių, rašykite FM99 tarpas ir jo vardas. Pranešimus siūskite numeriu 1311. Ir jūs tai galite daryti iki šios valandos pabaigos, tiksliau tai būtų 18 valandų 45 minutės. Primenu, kad šiandien yra auksinio mikrofono didysis finalas, tad balsuokite labai aktyviai. Na ir dabar dar vienas jau paskutinis prieš rezultatus išėjimas į eterį ir Andriau. Visų pirma, pasakyk, kas gi liko neišsakyta, gal turi ką nors pridurti? Ir visą šį laiką, manau, įsakiau viską. Ką tu davė ši rubrika, ši laida? Ši laida man davė progą pasireikšti radijoje. Auksė, tas pats klausimas. Aš tai net nežinau, ką pasakyti, man kadangi egzaminai, tai aš tokia jaučiuosi išsekus, kad man trūksta žodžių. O šiaip tai labai džiaugiuosi, kad man teko čia sudalyvauti, nes buvo toks 12 klasėje kaip atsipalaidavimas, truputėlį pagroti ir pasimti gitarą į rankas. Tai va, dėkui jums. Tad ačiū jums, svečiai, kad apsilankėte. Mes dar suksime laidas pabaigoje, o jūs balsuokite už savo mėgstamą atlikėją. Tuo tarpu dabar netrukus mus pakeis vėl mūsų kolegos, tad likite kartu. Come on, baby, move